Šiandien aš noriu pristatyti vieną įstatymo projektą. Projektas 14P3845, kuriame rašome tokią frazę, kad dalyvavimas svarstant naujų specialios paskirties pastatų būtų informuojama apie tai visuomenė ir savivaldybės taryba. Teikti šią įstatymo pataisą paskatino neseniai įvykiai Kauno rajone Domeikavoje ir žinia apie planuojamą veiklą pastate esančiame Stumbro gatvė 3 gyventojai sužinojo radę darbo skelbimą apie pusiaukelės namams reikalingus darbuotojus. Tai sukėlė, žinoma, didelę reakciją ir ta reakcija išsivertė iki to, kad buvo susirinkę gal iki 3000 žmonių ir tas buvo, turbūt į tai buvo reaguojama galbūt per vėlai, tai todėl, kad nebūtų per vėlai reaguojama, teikiame tokią pataisą. Po tos reakcijos įvyko daug protesto akcijų, kuriuose buvo daug žadama teisėkūrinių iniciatyvų, bet nei vienos iniciatyvos iki šiol nebuvo, todėl ir teikiu tokį projektą. Šiuo metu galiojantis teisės aktai nenumato savivaldybės tarybos ir gyventojų bendruomenės dalyvavimo svarstant naujų specialios paskirties pastatų įrengimo savivaldybės teritorijoje. Pabrėžiu, kad tai nėra būtinai savivaldybės projektas, tai yra ir valstybės reikšmės projektai. Ir priėmus pataisą būtų užtikrinta savivaldybės tarybos ir vietos gyventojų teisė žinoti apie planuojamą specialiosios paskirties pastatų atsiradimą savivaldybės teritorijoje, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimų statybos vietų ir pastatų įsigijimo, atsižvelgiant ir planuojamos teritorijos gyventojų nuomonę, tuo stiprinant savivaldą ir didesnį gyventojų įsitraukimą. Šiuo metu tarybos nariai apie specialios paskirties statinių atsiradimą savivaldybėje sužino tik iš žiniasklaidos ir pasipiktinusių gyventojų raštų. Įstatymo pataisa siekiama įtvirtinti tarybos narių teisę sužinoti ir dalyvauti svarstant naujų specialiosios paskirties pastatų, kurie gali būti nesavivaldybės planavimo objektai, tame skaičiuje reikėtų minėti ir slėptuves, ir įrengimo. Taigi, Teisės departamento išvada yra pasiūlymų taisyti, bet aš manau, kad čia galėtų įsijungti 2 ministerijos iš šio įstatymo parengimo pabaigą ir manau, kad galėtų būti Vidaus reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija, o komitetai galėtų būti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ir jeigu reikalinga, turbūt Teisės teisėtvarkos komitetas. Tai matau, yra 2 klausimai. Jūs noriu paklausti. Vilius Semaška pirmas. Gerbiamas pirmininkas, dėkoju, gerbiamas pranešėjau. Aš mačiau, kai jūs rinkote parašus 209 šiam projektui ir aiškinote, kad čia bus tik tai informuoti savivaldybė ir savivaldybės tarybos nariai. Tačiau akivaizdžiai jūs suklaidino tuos mūsų kolegos frakcijos ir kitus, kadangi aiškiai yra aiškinamajame rašte ir įstatymo parašyta, kad įstatymo pataisa siekiama tarybos narių teisė dalyvauti svarstant naujos specialiosios paskirties pastatus. Tai yra karinius objektus, pabrėžiu, kitus objektus ir ypatingai svarbu pasienio kontrolės punktus. Tai įsivaizduokite, jeigu norėsime nacionalinio saugumui svarbius objektus įrengti greitai, suplanuoti juos ar karinius dalinius, ar imtuvus, ar siųstuvus, ar pasienio punktus, turėsim pereiti tarybos funkciją dalyvaujant svarstymuose. Tai gali užsitęsti. Tai yra akivaizdi grėsmė nacionaliniam saugumui. Dėl to mano klausimas, kodėl jūs nesakėte visos tiesos rinkdamas parašus kolegom ir kodėl dabar pristatinėjate tą įstatymo projektą ne taip, kaip yra parašyta lyginamajam variante. Ačiū. 43 asmenys pasirašė ir visiems tą patį sakiau, kad žmonių teisė sužinoti yra jų teisė. Ir manau, kad jūs dabar bandote klaidinti visą Seimą, sakydamas, kad aš kažką tai nuslėpiau. Prašau skaityti dokumentus, jie buvo rodomi tokie, kaip juose parašyta ir šiandien. Taip, ir Alvydas Anušauskas. Gerbimi kolegos, kai kalbam apie karinius objektus, teisė žinoti nėra absoliuti. Tai čia vienas dalykas, aš nežinau, kodėl iš vis kariniai objektai atsidūrė čia, nes prieš 2 metus mes kaip tik šitus stabdžius nuėmėm. Ir dabar po 2 metų vėl jie gražinami atgal. Tai aš neturiu klausimo, aš kadangi nematau rubrikos, kur galima užsirašyti prieš kalbėti šį projektą, tai tiesiog noriu pasakyti, kad kariniai objektai ir tokie būdai juos pristabdyti, jų infrastruktūros plėtrą, buvo panaikinti prieš 2 metus. Dabar jie kitais būdais, bet yra gražinami. Gerbiamas buvęs ministrė,
dar prieš jūs buvęs kitas ministras įrenginėjo pajūryje karinį dalinį naują. Ir visuomenė buvo informuota, ir visuomenė su tuo sutiko, ir buvo visiškai atliktas teisingas veiksmas. O tai, kas yra parašyta įstatymė skliaustose, tai dėja taip yra įstatymuose įrašyta, kas yra specialiosios paskirties pastatai, ir jie tokie dabar ir yra. Ir taip pacituoti yra ir šiame įstatyme. Aš negaliu cituoti kaip nors kitaip, arba išimti, paslėpti ko nors, kas yra specialiosios paskirties pastatai. Ačiū. Taip, ačiū. Na, kaip suprantu, gerbiamas Arvydas Anušauskas jau pasisakė prieš, tai dabar kalba Vytautas Bakas. Tai jau pasisakė. Kolegos, aš iš tiesų, nematau jokių problemų, kad mes pasitarėm su savivalda, su visuomenė, kada įgyvendinam kažkokius projektus. Priešingai, aš noriu jums priminti ir ministrui, ir mūsų kadencijos metu, kada mes nesitardavom su visuomenė ir dėl to įstrigo poligono statybos. Labai rimto projekto. Tai aš noriu pasakyti, nesitarimas užima daugiau laiko įgyvendinti projektus, kada visuomeniai neaišku, kas čia vyksta, kodėl. Čiagi kalba eina ne apie kažkokius slaptus dalykus, elementarius klausimus, informuoti žmonės, leisti jiems sudalyvauti. Tai dalyvavimas yra plati samprata, ta prasme, žmonės turi bent jau žinoti, su jais reikia tartis. Ir aš galvoju, kad priešingai, jeigu mes sudarytumėm tokias sąlygas dalyvauti savivaldai, svarstant tokius specialiuosius objektus statybą, mes pagreitintume procesą, kiek rodo praktika, o ne jį sulėtintume. Tai aš tikrai tame nematau problemų, kvieščiau balsuoti už ir jau dėl formuluočių ten turiu tartis komitetuose. Aišku, ačiū. Ir prieš Arvydas Anušauskas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad tas poligono klausimas tai visiškai nevykęs pavyzdys. Nes ten buvo daugiau krašto apsaugos ministerijos tuometinės vadovybės komunikavimo nevykusio pavyzdys, kai neparengus nieko, iš vis net dokumentų, buvo paskelbta, kad bus toks dalykas, nors akivaizdu nei vieta tiko, nei kariuomenė tam pritarė ir panašiai. Šiuo atveju aš dar kartą pabrėžiu, prieš 2 metus siekdami ir sąjungininkų infrastruktūros vystymasis būtų dinamiškas, nes daugelio dokumentų svarstymas beje su savivaldybių įsitraukimu užtrukdavo iki 3 metų. Mes tuos stabdžius nuėmėm ir aš siūlau, atkreipiu dėmesį, kad siūlau ne šiaip savo, kalba ne tik apie statybą, parašyta ir rekonstrukcija. Tai yra kariniam objekte, keičiant boksuose, pavyzdžiui, kariniams daliniams pritaikant viduje jau, egzistuojančiam dalinyje, pastatus. Reikės kiekvienu atveju gauti papildomus leidimus ir panašiai. Šiuo atveju rekonstrukcija, jeigu tarimasis, sakot, plati savoka, rekonstrukcija dar platesnė savoka. Tai šiuo atveju aš manau, kad tikrai yra, jeigu aš kalbu tik apie karinius objektus, jeigu kalbam apie karinius objektus, tai čia įjungiamas didelis stabdis ir sąjungininkų infrastruktūros plėtrai, kur dabar pats aktualiausias klausimas, ir Lietuvos kariuomenės infrastruktūros plėtrai. Taigi, kolegos, balsuojam. Ir tuo pačiu registruojamės. Taip, užsiregistravo 60, balsavo 58, už 36, prieš 7, susilaikė 15, po pateikimo pritarta. Siūlomi komitetai, pagrindinis valstybės valdymas savivaldybių komitetas ir siūloma svarstyti 2024 metų Seimo 9 rudens sesijų. Galim pritarti bendro sutarimo? Taip, pritaram ir nuo šoninio mikrofono Audrius Petrošius, prašau. Iš principo, matyti, visuomenė ir miesto, tai yra savivaldybių valdžios turi teisę žinoti apie vykstančius procesus ir to mes nekvestionuojam, bet kadangi yra tokių dviprasmiškų momentų, kurių iš savokų išimti šiandien dienai negalėjo, tai yra karinių vienetų savoka panaudota tenai ir yra specialių teisės aktų, kurie reglamentuoja šitas procedūras, tai frakcijos vardu prašau vyriausybės išvado šitam klausimui. Taip,
ir Arvydas Anušauskas. Aš vyriausybės išvadą tvarkoju, bet aš dėl NSGK, jeigu kariniai vienetai traukiami, tai papildomų komitetų. Papildomų. Galim bendrų sutarimų, kad papildomas komitetas. Gerai. Pagrindinis yra valstybės valdymas savivaldybė ir papildomas nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir vyriausybės išvada. Taip? Taip. Taigi,